Nes Lietuva iš tikrųjų ir yra tikras Europos centras. Ne Europos ten viršūnė kažkokia, ne Europos duobė, o jeigu paimti yra ten šalių, kurie išėjo į priekį toli technologiškai, yra tautų, kurie kultūriškai mūsų stipriai aplinkia, yra šalių, kurie technologiškai dar 30 metų praeitį gyvena, yra tautų, kurie kultūriškai labai atsiliko nuo lietuvių. Ir mes esame mes iš tikrųjų esame vidurkis, Europos vidurkis. Mes esame tokia vieta, tokia šalis, kur susimaišė visus Europos ir iš dalies ir Azijos kultūros ir technologijos. Mes toks kryžkelis. Per tą Lietuvą visi tik ir važinėja ten atgal. Kokie ten mongolai bėga ten per Lietuvą į Europą kariauti. Europiečiai ten tiek kryžiuočiai per Lietuvą bėga ten į tą Aziją kariauti. Bet Lietuva tokia kaip tranzitinė vieta. Taip. Ir jinai tą padėtį užima jau nemažai laiko. Daug šimtų metų, jau tūkstantmetis greitai bus. Ir Lietuva savy ir surinka visų kulinarinių receptų, visų technologijų, visų kultūrinių, visų kalbų šaknis, visų religijų šaknis, viską. Pas mus toks mišinys kokteilis. Mes gal ir pasižymim to, kad mūsų tokių nėra. Mes galim sakyti, kad mes esam kaip ekspertas, mes neturim asmeninių bruožų. Jeigu pažiūrėti lietuvius, jis neįs totoras, kurį atpažinsi visur, neįs ten koks ispanas, kurį visur atpažinsi, neįs turi savo kalbą, kiekvieną žodį paimk arba slavų šaknės, arba indų šaknės, arba vokiečių šaknės, nei savo ten abecėlės, nei savo kulinarijas, nieko savo, nei išvaizdus, nei, suprantat, ir dėl to mes, kaip ekspertas, mes dar nesusiformavę esam. Net kitur, kažkur ten Latvijai, Estai, jie turi asmeninių bruožų, jie jau tą talentą, kurį jau, aš jau nesakau tokios ten kultūros, kaip ten vokiečiai, kažkokie italai, anglai, prancūzai, jie tai jau labai savo indėlį į žmonijos kultūrą, į žmonijos vystymąsi labai didelį įnešė. Dabar pradėk keisti tas kultūros pagrindus. Tu pradėsi pasaulio asnovų, fundamentą pasaulio tiesiog kratyti. O čia, cepelinų pasaulis nepraras, jeigu mes lietuvių skonio, nes cepelinas vokiškas maistas, taip, vokiškas patiekalas. Nieko, faktiškai, jeigu mes čia padarysim to, ko niekur niekada nebuvo, pasaulis nieko nepraras, jeigu nebus tai, kas dabar Lietuvoje yra, suprantat? Dėl to, čia tik modelis, taip, bet tai tas modelis neatsitiktinai pas mus statomas. Neatsitiktinai. Nei Rusijai, nei ten vakaruose, visur yra asmeniniai bruožai. Lietuvoje nėra. Tai ir labai tokia vieta, nėra tokios daugiau, taip pagalvoti, nėra. Tai ir kiekviena vieta turi savo ypatumus. O mūsų vietos ypatumas tame, kad nėra ypatumų. Ir kaip ir ekspertas,
Lietuva, ekspertas, kalibruok kaip nori. Dėl to Indigo programa čia taip gerai eina. O kitose mokyklose daugiau egregoriai uždari. Mūsų ypatingas to, kad atviras. Indigo programai visi dalyvaujantis, jau aktyviai dalyvaujantis egregoriai, jau daug dabar, 10, jau gerokai daugiau negu 10 000. Bet jie visi uždari. Jie daro kažką, kas neturi tiesioginės įtakos gyvenimui. Ir gyvenimas neturi tiesioginės įtakos. Jie kaip uždaras tvenkinys, baseinas, o mes surišti. Mes kaip mažas ežeriukas, bet sujungtas su pasauliniu vandeninu. Sujungtas. Tai šitas labai. Todėl turbūt mes dabar tokie ir turim apkrovą didelę. Tai va.